Labas, mes sėdim mašinui, Nojus miega. Aš taip pradėjau rėkti iš karto. Nojus miega, o mes su Rolandu. Rolandas kadangi nedirba. Nu, aišku, kadangi sėdė mašinui, aš tai teisų neturiu, tai be Rolando niekur nevažiuočiau. Rolandas nupirko kavos ir dabar dar laukiam kažkokių ten dešrainių atneša. Aiva. Nu tai va, Rolandas parnešė dešrainius, čia dabar abudu prakasti, bet aš norėjau netokio, princesė norėjo netokio, tai Rolandas turėjo pasižiūrėti. Nes aš norėjau ten su kažkoks ten yra, kur su daržovėm ant viršaus, tai aš tokio norėjau. Nes man šitie, riebalas toks visiškai. Tai žodžiu. Nu, aišku, galėčiau net dešrainius valgyti, jeigu man problema yra kažkokia su riebalais. Bet, tai va, tai Rolandas šiandien nedirba, Nojus miega gale, geriam kavą, valgom dešrainius. Ai, pasiėmiau tą mūsų siuntą, čia dabar vat, prie mano kojų stovi, bet jinai gan didelė ir nenoriu dabar triukšmauti, išiminėti vėl visko. Tai namie parodysiu, bet man atrodo, kad parodysiu ne šiandien, o kai atkeliaus kita mano siunta, kuri yra kažkur užstrigus, nes ta kita siunta turėjo atkeliauti dar prieš šitą. Tai turėjo jau gan seniai ateiti, bet dar netėjo. Čia šitas daiktas. Tai žodžiu, pasirodo, nėra tokio dešrainių, kur aš noriu. Man atrodo, kad aš Lenkijai mačiau tą dešrainių su daržovėm. Tai kažkokį čia kitokį dalyką dabar valgysiu, tikiuosi, kad bus skanu. Tai ką norėjau sakyti, tai kad ta siunta, kurios aš dar laukiu, jinai turėjo ateiti anksčiau už šitą, bet jinai kažkur pasimetė. Lietuvoje kažkur pasimetė, tai dabar ten kažką ten daro, ieško jos, žodžiu, Italą. Tie vežėjai Italą, nes Temu veža Italą, Omniva ir Venipakas. Tai Italą pametė kažkur tą mano siuntą, kažkur vienu žodžiu jinai pasimetė. Tai laukiu dar jos ir kai sulauksiu jos, tada man atrodo parodysiu, ką nusipirkau. O dabar kai grįšiu namo, reikės pasižiūrėti, ką grąžinti, ką ne, nes esu pasiėmus tokias timpas ir jos man atrodo, kad bus permatomos ir nežinau, ar man jos patiks. Nu, jos tokios gan permatomos atrodo. Iš tos tokios didžios medžiagos. Aš galvau, kad ta medžiaga bus tokia, nu žinot, į medvilnę panašiau. Kažkokia tokia, bet jinai tokia grinai kaip sportinių timpų, ta tokia slidi ta medžiaga. Tai va, tai batus pasiėmiau, tapkės tokias kažkokias pasiėmiau, nu žodžiu, ruošiuos dar vis tai Turkijai. Tai va, tai pasimatuosiu namie, pasižiūrėsiu ir kai ateis ta kita siunta, aš tikiuosi, kad neateis greitai, tai tada galėsiu viską parodyti. O rytoj važiuoju jau pagaliau į kolposkopiją. Darys man tą kolposkopiją, tai tikiuosi, kad ilgai neužtruks, tikiuosi, kad nieko man tenai neras ir tikiuosi, kad neskaudės. Kolposkopija tai aišku neskaudės, bet jeigu biopsiją darys, tai ko gero, kad bus mažiausiai nemalonu. Tai va, tai rytoj 10 val. Važiuoju, tai šitas vlogas bus toks iš dviejų dienų, šiandienos ir rytojaus, nes tiesiog, kadangi jau šiandien pradėjau filmuoti, tai pabaigsiu maniau, kad rytoj, nes, pasidalinsiu, kaip ten toj kolposkopijai sekės, kaip ten kas, ar skaudėjo, ar neskaudėjo. Aišku, ar rado kažką, ar nerado, tai nelabai iš to galėsiu pasidalinti, nes jeigu biopsiją darys, tai vis tiek atsakymai bus negreitai. Ne tą pačią dieną, tai prasme. Tai va, tai laukiu Rolando dabar ir valgysim. Labas, dabar yra ketvirtadienis, mes sėdim mašinui, reikia patilint muziką. Sėdim mašinui ir važiuojam į kliniką daryti mano kolposkopijos. Tai Rolandas su Nojum pasivaikščios gal kažkur lauke, nes užtruks iki valandos. Ir dabar atvažiavom dar pasimti Temu siuntos. Prisimenat, sakiau, turbūt prisimenat, nes šitam pačiam vlogė sakiau, kad vėluoja mano siunta, tai va dabar Rolandas jau atneša. Ir važiuosim tada pas gydytoją. Pin kodas siuntos? Sako, padarysim tada kolposkopiją, neskausminga, bla bla bla, ir jeigu matysiu, kad yra ten kažkokių pokyčių, tada biopsija. Biopsija reikės iš 2 vietų, nes tipo standartas yra, kad iš vienos labiau pažeistos vietos, iš kitos mažiau pažeistos vietos reikia imti biopsiją. Sako, jeigu nenorėsi biopsijos čia daryti, tai tada kviesiu, sako, tave į ligoninę ir tenai jau su narkoze jau pjausiu iškart daug. Nes tipo, sako, ta biopsija yra tam, kad įsitikint, ar apskritai reikia tos operacijos.
Ir tada reikia, tipo, ir jeigu reikia, tai tada vis tiek jau reikia pjautinai, žodžiu. Tai atsigudau ten ant šitos kėdės ir pradžiai pasižiūrėjo, sako, pažiūrėsim ten kraujagysles, tai paskui sakė, kad kraujagysles ir ten viskas gerai, viskas normaliai. Paskui su acto rūgštim ten mane valė ir žiūrėjo, kaip ten tos ląstelės reaguoja, ir paskui su jodo tirpalu kažkokiu ten irgi valė ir irgi žiūrėjo. Sakė, pas mane yra ta gimdos kaklelio ektopija, nu, tipo, kaip yra gimdos kaklelis, tai iš vidaus ten yra išlindė į išorę tų, tipo, nu, sako, ląstelių, nu, tipo, mėsai išlindus į išorę. Ir sako, nu, tipo, dažnai tai būna, ten pagimdymo blablabla, čia, tipo, nieko baisaus, bet sako, tipo, kai uždėjau acto neuždėjus nei acto rūgšties nieko, tiesiog be nieko, kai žiūrėjau su to mikroskopu, pamatė, kad ten vienam gimdos kaklelio kvadrante, nes gimdos kaklelis skirstomos į 4 dalis, pirmam kvadrante ten buvo kažkokios punkcijos, tipo kažkokie ten taškiukai, tada antram, trečiam nieko, 4 kvadrante buvo tokia kaip jinai ten pavadino, puzlė. Nu, tipo, kažkokie ten tokie, tipo, jau atrodė, tipo, kažkokie daugiau ten tų pakeitimų. Tai paėmė iš to pirmo kvadranto man biopsiją ir paėmė iš antro. Ir aš taip guliu, užsimerkus jau čia kvepuoju, kaip per gimdymą ten jau varau. Ir taip atsimerkiu, galvoju, kada jos čia pradės, atsimerkiu, žiūriu, jau jinai deda tą mėsos gabalą į tą, žinai, sakau, čia viskas, jo, viskas. Sako, mes sakėm, kad čia nėra tai baisiai, sakau, tik aš nieko nejaučiu, aš vis tik tai tą garsą girdėjau. Ir, nu, pajaučiau, žinai, ten, kad sujudėjo biškai kažkas, kai ten, žinai, gnybė tą. Tai žodžiu, visai nieko nejaučiu. Ir paskui, kai jau paėmė tą biopsiją, tai daugiausiai lūkų užtruko, kol sustabdė kraujavimą, nes ten tipo, kai, nu ir nieko ten nesustabdė, nes aš dar kraujuoju. Tai irgi ten su tais tamponais ten, žodžiu, sugerinėjo ten tą kraują. Ir paskui tokius kaip didelius degtukus kišo. Ir ten tas didelis degtukas yra jodo, ne jodo, sidabro nitratas, kažkoks ten, tipo tas... Kaip ant degtuko yra tas, kur dega tas galiukas, tai ten toks pat galiukas, tik tai ten kažkoks sidabro nitratas ir jis ten tipo stabdo kraujavimą. Tai tos pagaliukus sunaudojo gal 15 kokie jų. Sakė, ten visada daugiau. Nu ten kažkaip pridečia, neuždeda. Ten kažką ten darė su tais pagaliais. Bet toks tipo ilgas, kaip smilkalai, kažkas toks. Toksai grinai, toks didelis degtukas atrodo. Smilkalas. Ir kai taip ištraukia, aš galvoju, blema, čia dabar uždegs tipo jį. Tai žodžiu, ir paskui sako, man dabar reikės didelio tampono, tai galvoju, nu tamponą gal, žinai, paims, kur tas tamponas būna. Tai išsitraukė, ta sesutė išsitraukė marles ir, žodžiu, ir tiesiog kaip servetėlė tokia, tiesiog servetėlė, ant vieno galo užpylė betadino, to jodo tirpalo, ir tada su tom žnyplėm paėmė, įkišo tą jodų į priekį, nu, kad prie gimdos kaklelio būtų tas jodas, įkišo ir tada su ranka ten dar įkišo tą servetėlę, tai aš dabar su tą servetėlę, sako, palaikyk iki rytojaus ryto. O tos servetėlės vienas galiukas yra išlindęs, nu, kad aš paskui galėčiau užsitraukti, kad raščiau iš visi tenai. Nu, aš nežinau, kaip ne. Ir tipo sako, jeigu galvosi, kad ne viską išsitraukiai, tai ten turi būti 5 tos servetėlės iš viso, tipo, į vieną sudėtas. Sako, tai tipo, išsitrauk ir tada dažnai skaičiuoji tas kruvinas servetėlės. Čia kaip popieriaus tualeto tie lapai. Nu. Tai žodžiu, sako, nu bet viską turėtum išsitraukti, nes ten viskas į vieną, tipo, buvo susukta. Tai žodžiu, ir tipo paskui nupiešė man paveiksliuką ten to gimdos kaklelio, kur ten ką ėmė, ir sako, geriausiu atveju yra žymus pakitimai. Tai sako, nu tikrai yra žymių pakeitimų, čia geriausias. Nu, blogiausias, kad jau į vandenis vėžys, bet sako, nu, aš nenorėčiau tikėti, kad taip yra. Sako, aš nenorėčiau, kad būtų tas vėžys, aš taip sėdžiu, o aš taip net norėčiau, tipo, kad būtų. Tai, tipo, sako, po 2 savaičių bus biopsijos atsakymai ir jinai, tipo, paskambins, bet jinai paskambins, sakė, balandžio 4. Tai čia daugiau negu po 2 savaičių. Jo, nes jinai ten atostogaus ar kažką. Tai, bet aš turėčiau į paštą gauti ant atsakymus. Jis sako, neišsigask, kai gausi neišsigask tų atsakymų. Tai jau aš įsivaizduoju, kas tam bus parašyta. Sako, neišsigask, aš paskambinsiu ir viską paaiškinsiu. Nu, jinai nežino, kad aš jau būsiu išsigūglinus viską, kol jinai man paskambins. Ir ką jinai ten... ir sako,
kad operaciją reikės daryti, sako, aš esu beveik įsitikinus, nes tipo, nu, ten tie pakitimai vis tiek yra žymus, tik tai ar vėžys ar nevėžys, nu, čia tipo tame yra klausimas. Ir sako, operacija tada jau būtų ten toj ligoninėj, Klaipėdos kažkurioj būtų ta operacija su narkoze ir pjautų tą gimdos kaklelį parodyti. Pjautumėm va taip va, žodžiu tokį kaip kūgį darytų išpjovimą. Kūgį darytų išpjovimą ir tada sakė, uždegintų ten dar kažką. Ir sako, tada greičiausiai, nu tipo, dažniausiai taip ir būna, kad ir to papilomos viruso nebelieka, nes viską ten išdegina, išpjauna. Tas išpjovimas, tipo, sako, taip nepaveikia, bet tas išdeginimas, tai ten jau tą virusą tipo išdegina. Nu va. Dar norėjau klausti, jeigu būtų operacija, tai kada čia maždaug būtų, nes aš jau į Turkiją planuoju važiuoti. Prieš atostogas nesinoris, nu po to negalėtum šiaip. Bet aš manau, kad vis tiek, nu taigi tos eilės tenai yra. Aišku, jeigu tam būtų koks vėžys, tai gal greičiau, sakau, priimtų. Bet jeigu vėžys, tai tada ne tik operacija, o ir papildomai kažkas... Nu, vat nežinau, tai pagrindinis tas gydymas ir yra tas, tipo, išpjovimas dalykų. Aš kaip suprantu. Ir, tipo, sako, rekomenduoju biopsiją, nes vis tiek esat jauna ir nesinori čia bereikalo pjauti, aš tai galvoju, blemba. Tai aš vaikų neplanuoju turėti, kam tos gimdos kaklelis, nereikalings 100 metų man jisai. Bet žodžiu, jau padarė tą biopsiją. Įdomu, ką ten parodys. Ir kas čia dar? Ką man dar sakė? Viskas, nieko daugiau nesakė. Kur sakiau, kad pūzda, tai ne pūzda vadino, o mozaika. Matoma punkcijos ir mozaikos rytis 4. ir 1. kvadranto jungtyje. Paveikus acto rūgštimi matoma švelniai balkšva Švelniai balkšvai nusidažęs plotas, su jodo tirpalu paveikus matomas ryškiai geltonai nusidažęs plotas, matomas skirtumas tarp paviršių, pakitimai ženkliausiai matomi 4. ir 1. kvadrantuose. Sveda skalė, čia kažkokia pagal tą skalę matuoja, nu, matuoja tipo tus pakitimus. Tai yra 6B, žymus pokyčiai. Sako, nu bet čia dar nieko baisaus, čia dar ne 7, ten kai jų iš vis pizda. Ir ne 8. Tai sako, nu čia nėra labai gerai ir nėra labai blogai, čia toks per viduriuką. 5 per viduriuką. Aš kaip pastebėjau, tie visi gydytojai mėgsta tą per viduriuką. Kad negazins. Kas tas endometriumas? Nežinau. Nieko daugiau žodžių. Ir dar sakė, kad 16 papilomos virusas yra bjaurybė. Nu ką aš žinojau. Tai va. Tokios naujienos. Norėjau telefoną pasiimti panašu, kad čia. Tai ką, mes jau grįžom namo ir grįžom gan senokai. Nojus užmigo mašinoj, tada mes jį prasinešėm namo, jis dar truputį pamiegojo. Tada pavalgėm pietus, aš truputį padirbau prie kompiuterio ten su savo tais reikalais ir dabar jau prisėdau jums papasakot viską apie tą, nu, nelabai aš ten ką papasakosiu apie tą tyrimą, nes tiesiog viską jau papasakojau mašinui, dėl to ir filmavau, kai pasakojau Rolandui, filmavau dėl to, kad ir jūs išgirstumėt viską, kad nereikėtų man antrą kartą pasakoti, nes gal pamiršiu kažką ir panašiai. Tai viską kaip ir ten detaliai papasakojau, kažkurioje vietoje nusikirpo video, nes išsikrovė mano kamera, nebuvau pasiemus atsarginės baterijos, tai pafilmavau ten toliau su telefonu ir turėjau matytis, kad kokybė skiriasi. Tai va, tai viską kaip ir papasakojau. Ir kas dabar? Dabar tiesiog apie 2 savaitės reikia laukti biopsijos rezultatų ir kaip ir minėjo ginekologė, geriausias variantas tai, kad yra žymus pakitimai, kas, nu, realiai nėra joks geras variantas. Aš kažkaip tikėjausi, kažkaip aš per daug negalvojau apie tai, nes aš vis tiek kažkaip buvau gal tam tokiam neigime ir galvojau, kad, nu, gali būti, kad nieko neras tiesiog, bet pasirodo tai net nebuvo variantas, kad kažką ras, buvo 100% dalykas, tai rado man tų žymių pakitimų, 6B
6B, mano 6B, 6C, nu, kažkokie ten tie žodžių pakeitimai. Tai, kaip ir ginekologė sakė, nėra blogiausias variantas, bet nėra ir geriausias, yra ten kažkoks per vidurį. Tai, žodžiu, tai geriausias variantas tai, kad bus tiesiog žymus pakitimai, blogiausias variantas invazinis vėžys. Kas ginekologė sakė, jos manimų tai nėra labai tikėtina, nu kaip visada yra ta tikimybė, dėl to ir darė tą biopsiją. Bet žodžiu, tai per porą savaičių turėtumėm gauti atsakymų rezultatus ir dabar jau, kai man padarė tą kolposkopiją ir kai padarė tą biopsiją, dabar aš jau truputį iki manęs jau ateina ta mintis, kad gali čia nebūti viskas taip gerai, nes aš kažkaip galvojau, kad čia man gal net nereikės jokios operacijos, gal čia tiesiog padarys man tą tyrimą ir kaip ir minėjau, gal čia iš vis kažkokie šiek tiek pakitimai, kažkokie nežymus pakitimai, ar iš vis galbūt net nieko neras, bet pasirodo, kad ginekologė sakė, kad labai tikėtina, greičiausiai, beveik garantuotai mums reikės man darytis tą operaciją, išsipjauti ten tą gimdos kaklelį, kad panaikinti ir papilomos virusą ir ten tos visus pakitimus ir kad niekas ten nesiplėstų, nesidaugintų, nes net jeigu yra tiesiog žymus pakitimai, jeigu dar net nėra invazinio vėžio, tai tie žymus pakitimai galiausiai išsivysto į tą invazinį vėžį. Tai va, čia tokia priešvėžinė stadija, nežinau, žodžiu. Tai va, tai kaip ir anksčiau, taip ir dabar dar savęs neguldau į karstą. Čia mes su Rolandu, aišku, pajuokaujam, mes mėgstam tą juodą humorą, net ir kas susiję yra su vėžiu ir su mirtim, tai pajuokavomės ir šiandien apie tos visokius dalykus, ten plaukų, skutimai ir panašiai, nes aš čia jam pasakau, kad nusipirkau naujus ten šampūnus, kondicionierius, tikėjaus, kad ten bus kažkoks labai wow efektas, bet jokio wow efekto nebuvo. Ir vis tiek tie mano plaukai pučiasi, vis tiek jie pasišiaušia, čia dabar nesu nei garbanojus, nei tiesinus, tiesiog susisukau su tuo šniūru, žodžiu, ten, kai susisuktas plaukus, tai buvau šiek tiek palikus, tai žodžiu. Ir Rolandas sako, nu, aš tą problemą išsprendžiau tiesiog vienu būdu, nusiskusdamas galvą. Ir aš tada sakau, nu, aš dėl šito galvos skutimo gal aš dar palauksiu biopsijos rezultatų. Ir jisai susigaudė po kurio laiko, ką aš čia turėjau omeny, pradėjo juoktis. Tai va, tai nors Rolando gyvenime yra su vėžiu buvę sąsajų, tai vis tiek mes kažkaip juokiamės iš šito viso dalyko, nes kas belieka, nu tik juoktis belieka. Tai mes taip, mūsų toks yra mechanizmas susidorojimo su visokiam tokiam stresiniam situacijom. Tai va, tai daugiau nieko apie tai negaliu pasakyti, laukiu tų biopsijos rezultatų, kurie turėtų būti už maždaug poros savaičių ir tada sakė balandžio 4 ginekologė paskambins ir aptars tos visus rezultatus, sakė nesijaudint, labai ten į galvą neimti, kad ir kokie tie rezultatai bebūtų, jinai paskambins ir ten viską paaiškins. Aš aišku, kadangi mėgstu gūgdinti, kad ir kokie tie rezultatai bus, aš vis tiek išsigūgdinsiu viską ir viską jau žinosiu iš anksto. O dabar, kadangi gavau abi temų siuntas ir kaip ir sakiau, anksčiau šitam vlogė, kai gausiu abi siuntas, padarysiu haulą, tai dabar tai ir padarysiu. Ir parodysiu tik tai tuos dalykus, čia jau truputį buvau pasimatavus, tai jau purvinas padas. Ir ką aš čia sakiau, nebeprisimenu. Žodžiu, parodysiu tik tuos dalykus, kuriuos pasilikau, nes porą dalykų gražinau. Tai gražinau timpas, nes jos persišvietė tiesiog. Ir gražinau ten vieną tokį kitą dalyką, kur man pasirodė, gal ir nesąmonė, gal man ir nereikia. Tai, žodžiu, gražinau tuos dalykus. Dar negražinau, dar tik tai siūsiu. Tai dabar parodysiu, ką pasilikau. Tai pasilikau visų pirma tokius va, aukštakulnius. Aukštakulniai, basutės, toks priekis. Aš šįkart nedėsiu nuotraukų, kaip atrodo ten ant modelio, tam temų puslapį, bet įdėsiu tiesiog nuorodas ir pasižiūrėsit, ar ten jums patinka ar nepatinka, žodžiu, galėsit pasižiūrėti tas visas nuotraukas. Tai va, tai šitie žiauriai patogus. Pradžioj galvojau, kad mano pėda bus per plati, bet žinokit, labai patogų. Aišku, nu tik tai, kad aš nesu pratus tam vaikščioti su kulnais, tai šitas dalykas gali būti tik tai nepatogumas. Bet labai labai faini ir labai patogus, nes čia yra gumos, čia viskas tamposi. Skyrus tuos apatinius dirželius, jie nėra guminiai. Tai labai labai patogu, čia vat yra užtruktukai gale. Žodžiu, 10 iš 10. Neprisimenu, kiek mokėjau, bet galėsit toj nuorodai, kurią įmesiu, pasižiūrėti. Ir tada antri batai, kurie atėjo šiandien, tai taip pat yra aukštakulniai. Ir
tokie gan vestuviniai batai. Tai va tokie. Čia tasai diržiukas eina va taip, čia kažkaip aplink koją, nu žodžiu. Irgi pasimatavau, jie nėra tokie patogus kaip tie juodi, bet nes šiek tiek spaudžia tie diržiukai, bet galvoju, gal tai nebus problema. Jeigu ką, reikės nusipirkti to purškiamo pleistro. Tai va taip pat atrodo šitie batai iš priekio. Kvadratinis priekis. Labai labai faini. Tai irgi nusprendžiau negrąžinti, nes viskas tinka, dydis tinka. Kaip sakant, grožis reikalauja aukų, tai jeigu truputį patrins, tai nieko baisaus. Tada nusipirkau dar vieną tokį dalyką, kuris galvojau, kad bus šiek tiek didesnis, nes nuotraukoje atrodo didesnis. Tai yra va toks va krepšys. Jisai toksai yra kaip zomšinis, čia zomšų imitacija, aišku, dabar nesimatys. Toksai švelniai kreminės spalvos su rudais, nu čia kaip matot, rudom tom detalėm visom. Ir pagalvojau, kad vešiuosi Turkiją, nes neturiu aš kažkokios tokios beach bag ir panašiai, nu kur susimesti ten dalykus. Ir nesivešiu, aišku, ten savo tos kažkokios didelės rankinės, kuri ir šiaip man nebelabai jau patinka, nes pirkau ją prieš 100 metų. Neturiu aš apskritai rankinių, nes nelabai man reikia jų. Tai va, čia yra užtrauktukas. Tai gerai, kad yra su užtrauktuku. Nepridys jokio smėlio ir tada viduj yra, žodžiu, toks pamušalas. Yra dar viduj vienas užtrauktukas. Žodžiu, toksai grinai tote bag, beach bag, kad galima būtų kažką greitai įsimesti. Mums, nors mes ir turim vaikų, mums daug ten kažko labai įsidėti nereikia. Tai jeigu norėsiu, ar tai norėsim ten eiti, ar tai prie baseino, ar tai paplūdimi, ar ten kažkur, vis tiek reikės ten dalykų, ar tai gertuvę kokią įsimesti, ar tai pampersą kokią, ar dar kažką, tai va, tai toks dalykas. Ir tada pereikim prie rūbų. Ai ne. Parodysiu dar vieną dalyką, kuris nėra rūbai. Tai yra, kaip ir minėjau, prieitam vlogė, gal užprieitam vlogė, kad nusipirkau iš Temu įdeklus į lagaminą. Tai nusipirkau 2 rinkinius ir kai atėjo, pagalvojau, kad reikia nusipirkti dar 2, kad tiesiog būtų abiem lagaminam, nes vienas rinkinys į vieną pusę lagamino, kitas rinkinys į kitą pusę lagamino, kadangi mes vešimės 2 lagaminus. Aš tikiuosi, kad mums jų užteks, kad viskas man ten sutils. Tai pagalvojau, kad antram lagaminui irgi reikia ir paimsiu Lunai rožinį, o tai žydrą, kad tiesiog ir atskirt galima būtų, jiems patiks tos spalvos, o mum paėmiau pilkus. Tai va yra toksai vienas didelis, tai va tiesiog taip atsisega su užtrauktuku, čia susidedi kažką, užsegi ir nieks ten neišsimėtų. Tai yra va toks va, vienas toks didesnis dar yra, kitas toks mažesnis yra, tada yra vienas iš vis miniatiūrinis, kur čia nežinau, ką galima būtų dėti. Ir tada yra va toks. Irgi su tuo tokiu tinkliuku ir yra va toks. Tai žodžiu, jie taip susikomponuoja vienas šalia kito į lagaminą, kadangi mūsų tas geltonas lagaminas labai didelis yra, tai gali būti, kad dar ir vietos liks, bet žodžiu, nusipirkau tokius vat 2 rinkinius ir kaip ir minėjau, užsakysiu dar Lunai su Tajum, kad turėtumėm antram lagaminui irgi tos pačius rinkinius. Ir tada pereikim prie rūbų. Tai nusipirkau šortus. Čia nėra tas dalykas, kurį aš nešioju labai daug. Ir aišku, kaip visada, man atrodo, kad aš esu mažesnė turbūt negu esu. Greičiausiai, nes man tie šortai atrodo žiūri dideli. Aš kažkaip visą gyvenimą pripratusi jūs tokius miniatiūrinius tos rūbus matyti, nes aš visą gyvenimą buvau XS blogiausiu atveju. Nėra čia blogiausias atvejis, bet blogiausiu atveju S, tai XS, dažniausiai XS. Tai man čia tas M dydis toks didelis labai atrodo, bet tinka tobulai. Čia yra sagutės, nėra užtrauktukų, yra tik sagutės, kiek čia 4. Tai va, šitokie šortai, šiek tiek plėšyti, čia lenkti apačioj. Ir va taip va. Tai jau matavausi, viskas labai gerai man ten atrodo, tinka. Tada užsisakiau tokį bralečių rinkinį. Aš planuoju šitas braletas nešioti po apačią, žinot, kaip būna braletė ir tada kažkoks toks pusiau permatomas topas, pusiau permatoma tokia kaip palaidinė, tai užsisakysiu tokius, nes buvau užsisakius, bet neatsiuntė man jo to topo. Tai va tokios braletės yra su nėrinukais, yra tokia juoda, čia yra su pakietinimais, bet nėra ten jokių ten tų push-upų ir panašiai, tiesiog, nu kaip ir braletėse dažniausiai būna. Ir čia tiesiog yra kitoj pusėje permatomas tinkliukas nugaroj.
Tai yra juoda, tada tokia, nu pavadinkim, kūno spalvos, realiai grinai mano kūno spalva. Tai vat yra tokia kūno spalvos ir tada mėlyna. Pasirinkimų ten spalvų buvo ir daugiau. Aš pasirinkau šitas, ten buvo raudona berods, bet man raudona nelabai. Dar vienas dalykas, tai yra tokia irgi crop topinė palaidinė, tokia trumpa. Čia šiek tiek su raukinukais. Jeigu nueisit į nuorodą, tai geriau tenai matysis, negu aš čia parodau. Geriau matysis, kaip čia atrodo viskas. Kaip atrodo viskas ant modelio, bet žodžiu tokia trumpa palaidinė, ar tai prie šortų, ar tai prie kelnių aukštintų liemenių. Pamiršau, kad dar vienus batus užsakiau, nu čia tokie ne batai, bet šliopansai. Tapkės. Tokios va tapkės juodos. Čia aišku dabar taip keistai atrodo, nes nusigulėję yra, bet aš matavaus labai patogios. Kas nebūčiau niekada pagalvojus, kad tokie dalykai gali būti patogus. Tai vat tokie vat priekiai irgi kvadratiniai. Ir tikrai patogios. Ir ne veltui aš visada, kai Temu perku, žiūriu atsiliepimus. Geriausia, kad atsiliepimai būtų su nuotraukom ir jų būtų ne vienas, ne du, bet būtų daug tų atsiliepimų ir daug būtų žmonių pirkusių. Tai šitų atsiliepimai buvo vienareikšmiškai labai geri. Ir aš pirkau vienu dydžiu didesnį, tai čia ne 38, 39 dydis europietiškas, o kinų čia yra 40 dydis. Tai man pats tas, nes jeigu būčiau pirkus savo dydį, tai tiesiog būtų, nu ten, ar tai pirštai danda, ar tai kulnas ten danda iš tos tapkės. Tai va, tai tokie. Tada mano mėgstamiausias šito holo pirkinys, tai yra suknelė, kuri kainavo, nu, žiauriai pigiai, 8 eurai. Jinai yra su dirželiu, bet man atrodo, kad to dirželio net nereikia, kiek aš matavausi, tai tikrai man nėra reikalingas, toksai medžiaginis dirželis. Ir, čia ne suknelė, čia yra kombinezonas, nes yra ne suknelė, o šortai, nors atrodo kaip suknelė, kur užsidėti. Tai vat toksai, čia vat yra tokia iškirpta kaip ir persidengianti, ir tada yra apačioj šortai, čia aišku gal nelabai matysis, ir vat yra permatomos tokios languotos rankovės. Labai gražiai atrodo. Ir man bus čia prie šitų jaudų batų, tai labai gerai čia dėrės šitas mano komplektas. Labai patinka ir kokybė gera ir neatrodo kaip kažkoks skuduras, kur grindim plaut. Labai, sakau, patiko. Mano mėgstamiausias užrašų turbūt bus. Ir čia dar vienas kombinezonas, nors Temu rašo, kad suknelė, nu, bet čia yra irgi su šortais tai įsimontuotais, kas yra labai faina, nes tokie dalykai, tokios suknelės, kombinezonai atrodo kaip suknelė, bet iš tikrųjų yra šortai, kas yra, nu, žymiai, man atrodo, patogiau. Tai vat tokia vat suknelė, čia tokios petnešos, tada čia toks biški raukinukas ir jinai trumpa yra. Ir kitoj pusėj, nugaroj, čia susiriša kaspiniukas. Čia, aišku, dabar nėra surišta. Čia susiriša toksai kaspiniukas. Ir čia tokia dar iškirpta nugaroj. Nu, žodžiu, irgi labai patiko. Jinai nėra su pamušalu nieko, bet jinai neturėtų persišvesti, bent jau kiek žiūrėjau nepersišvešia, nes yra, nu, tokia gan stora medžiaga. Tai va šitas irgi dalykas labai patiko. Tada vėlgi komplektas ir komplektas tokių maikučių trumpom rankovėm. Aš galvojau, kad jos bus šiek tiek ilgesnės, bet jos yra gan trumpos. Tai taip jau yra gerokai virš bambos. Tai va tokia ruda trumpom rankovėm, labai faina tokia maloni medžiaga. Tada yra kūno spalvos, irgi tokia paties modelio, irgi praktiškai mano kūno spalva, tokia paties modelio irgi. Ir taip pat pati nepraktiškiausia spalva, tai balta, irgi tokia paties modelio, tai čia toksai komplektas maikučių. Ir paskutiniai du dalykai yra maudymosi kostiumėliai. Tai dabar jau juokiamės su Rolandu, tiksliau aš juokiausi, kad turėsiu kiekvienai dienai po atskirą maudymosi kostiumėlį. Tai vat toks vat mėlynas gėlėtas su mėlynom, kad čia kažkokiam gėlytėm, tai čia yra pantalonai, kurie aš norėčiau, kad jie būtų šiek tiek aukštesni, kad labiau dengtų pilvą, taip galima galbūt pasakyti, angliškai man būtų turbūt lengviau išsireikšti, ką noriu pasakyti. Ir tada toks va viršus.
Irgi yra su pakėtinimais ir tokios plačios petnešos. Tai va toks va viršus ir apačia. Toks dvigubas ir tada yra vientisas tokios labai fainos peach spalvos, persikinės spalvos viršus ir apačia pantalonai tokie prisisegę prie viršaus. Ir šitas, kas man labai patinka, kad yra ta apačia yra labai aukšta, tai tikrai jau ten saugiai pilvas prisispaudžia, viskas labai ten tvarkoj. Ir kas man patinka, tai kad gan stora medžiaga yra ir viršaus, ir apačios. Ir yra, aišku, pakėtinimai, kuriuos galima išsiimti. Tai va šitas man irgi labai patiko, nes labai tokia faina spalva, nėra jinai per ryški, bet ir nėra kažkokia per blanki. Beje, ką buvau pamiršus, galiu parodyti ir ką vaikam nupirkau, nes kaip tik esu pasilikus maišą prie spintos, viską maišę susidėjus, nes norėjau jums parodyti. Vakar apipirkau vaikus, nes tiesiog vaikai Luna išaugo savo rūbus, Tajus išaugo savo rūbus, Nojus ten irgi pastoviai auga, tai tiesiog apipirkom jos pavasariui, šiek tiek vasarai ir mūsų atostogoms, tai irgi parodysiu. Nu va, turiu gigantišką Pepko maišą ir Pepko išleidau virš 100 eurų, bet pripirkau labai daug rūbų, tai dabar jau vaikai tikrai turės ką nešiot. Ir aišku, ten būna, ypač Tajui būna, kada želį ten jie piešia ar valgo ir jisai išsiteplioja, paskui tie rūbai nebeišsiplauna, tai dėl to mes perkam vaikam tik labai pigius rūbus, nes tiesiog neapsimoka ten kažko brangaus pirkti. Mes ir savo pigius rūbus perkam, tai nėra čia ko apgaudinėti. Vaikam irgi neperkam ten kažkokių brandinių ar Lindexo rūbų, nes, kaip žinom, jie yra gan nepigus. Aišku, gera kokybė, bet jie tikrai nepigus. Tai yra kaip Pepko. Tai dabar po truputį trauksiu iš maišų, rodysiu, ką vaikam nupirkau. Ir čia jau, sorry, nuorodų negalėsiu įdėti, nes tiesiog Pepko neturi savo kažkokio tokio patogaus puslapio. Tai čia yra striukytė Nojui. Kai jau bus šiltesni orai, galėsim gal netgi į Turkiją vežti. Reikės pasižiūrėti orus, kokie ten vakare bus orai ir panašiai, nes jinai tokia gan plona. Tai va tokia faina striukytė. Ir jinai kainavo 9 eurai. Tada taip pat Nojui, čia kaip matau pradžioj bus Nojaus dalykai, taip pat Nojui yra tokia maikutė, tokios medvilninės, gan storos medžiagos. Tokia va maikutė su kažkokiais čia ekskavatoriais, jinai kainavo 3 eurus. Ir taip pat yra, atrodo kaip komplektas šitų dviejų, bet ne, bet vis tiek dera. Yra toks komplektas šortukai ir maikutė va tokia. Va tokia maikutė su palmėm. Ir šitas komplektukas kainavo 5 eurus. Ir Nojui berods viskas. Čia dabar Lunai ir Tajui. Visi kiti dalykai. Nes Nojus dar pakankamai daug rūbų turi. Tajui tokios kelnės rudos. Ir su petnešom. Kas man labai patiko, nes tiesiog net jeigu per liemenį bus jos šiek tiek per didelės, tai bus petnešos, kad prilaikyti tas kelnes. Tai va tokios fainos labai kelnes. Man jos labai patiko. Ir jos kainavo 9 eurus. Tada taip pat Tajui džinsai su ištukais. Ir jie kainavo 7 eurus. Tada Tajui maikutės, toks 2 maikučių komplektas, tai va tokia. Ir tokia kamufliažinė, čia ne kamufliažinė, čia su dinozaurais. Galvau, kad kamufliažinė. Tai šitas komplektukas kainavo 4,50. Tada komplektas šortų ir maikutės. Tai va tokia maikutė su dinozauru. Šitas komplektas kainavo 5 eurus ir šortai tą komplektuką įėjo. Tada pantalonai, kurie kainavo 5 eurus. Tokia va maikutė su dinozauriukais. Ir čia tokios labai fainos detalės, kad ant rankovės yra tokie vat spigliukai ir apačioj. Ir šitas dalykas kainavo 5 eurus. Ir dabar jau viskas Lunai. Džinsai. Nes Luna kažkaip turėjo kažkokį augimo šuolį. Ir jai ir batai, kurie ne per seniausiai, kurie rudenį buvo smarkiai per dideli, dabar yra smarkiai per maži. Tai labai jinai paaugo. Šitie džinsai kainavo 6 eurus. Tada timpos. 2 timpų komplektas. Tai vienos tokios žalsvos
kitos rožinės ir šitų timpų komplektas kainavo 4 eurus. Tada labai daug maikučių pripirkau. Tai va tokia su drugeliais 4 eurai. Tada balta su va tokiu drugeliu kainavo 2,50. Tada šita man labai faina. Rožinė tokia irgi su drugeliais. Nu, čia kažkokia drugelių tematika. 4 eurai. Tada ilgom rankovėm. Vat toks va dalykas ilgom rankovėm. Kainavo 4,50. Tada irgi ilgom rankovėm. Čia truputį su gėlytėm. Toks ilgesnis variantas. 2,50. Pantalonai, kurie kainavo 4 eurai. Ir kas čia dar? Irgi ilgom rankovėm. Su pelytėm važiuojančiom ant dviračio. Irgi ilgom rankovėm 4,50. Ir tokia pati maikutė kaip pastajų. Tiksliau panaši. Su irgi tokiais dinozauriukais rožiniais kainavo 5 eurai. Viskas. Tai va, tai apipirkau vaikus. Tikrai kurį laiką turės ką nešiot, naujų rūbų ir reikės peržiūrėti jų spintą ir jau išmesti arba tajaus rūbus kažkokius, jeigu dar geros būklės atidėti nojui. Reikės, žodžiu, viską peržiūrėti, pasižiūrėti, kas jau per maža, ką jau reikia išmesti, kur ten dėmes neišsiplauna ir panašiai. Reikės peržiūrėti, susitvarkyti su tais dalykais ir tada sudėsiu šitos rūbus pas juos į spintą, nes kaip tik buvau pasilikus maiše, nes planavau jums parodyti, ką pirkau, nes kadangi galvojau, čia darysiu tą visą holą, tai čia gavos toks milžiniškas holas Temu ir Pepko. Čia ir pabaigsiu šitą vlogą, nepamirškit prenumeruoti šito kanalo, jeigu dar to nedarot, sekit mane Instagrame aš esu Lulu ir mes ir susitiksim kitą dieną. Ate!